Taip pat yra ir kitas dalykas, kad kiek bevertintumėt kiekvieną įrengimą individualiai, tikrai niekada nebus taip, kad visi 100% yra apkrauti. Dėl to reiktų naudoti tokį metodiką, kad nustatyti siauriausią vietą, ta, kuri prie visų gaminių yra apkrauta visada maksimaliai, o į likusias įrengimus net nežiūrėti. Tai yra iš principo daryti planavimą per butelio kakliuką. Ir per tą vietą ir nustatyti, kada galima bus įvykdyti užsakymus. Žinoma, būna situacijų, kai butelio kakliukas šokinėja. Tačiau taikant tam tikras metodikas visada galima surasti sprendimus ir padaryti taip, kad tas butelio kakliukas būtų visada fiksuotas ir problemų iš to nekiltų. Bet tai jau platesnė tema ir tai išradingumo klausimas jau kiekviena. Taip pat viena iš problemų yra ta, kad užsakymo apjungimų užsijama ne tik planavimo skyrius. Labai dažnai darbininkai tam, kad sutaupyti savo laiką, atseit efektyviau dirbs, tai yra įsisenėję pasąmoniai. Jie patys gavę užsakymų šūsnį bando taupyti. Tai yra, jeigu gavo, kad reikės šiandien gaminti ir už poros dienų gaminti tą patį gaminį, jie paims jį apjungs ir pagamins vienu metu. Iš to gausis, kad jūs galvosit, kad pagaminta tik tai kažkokia maža dalis gaminių ir sunaudotas konkretus medžiagų kiekis, bet natūroje darbininkai sunaudos medžiagų daugiau, pagamins daugiau produkcijos negu kad reikia, kurios reikės vėliau ir jums paprasčiausiai gali gautis tokia situacija, kad tuo metu kitam užsakymui reikiamų žaliavų nebus. Jos paprasčiausiai tiekėjas dar gali būti nespėjęs pristatyti. Tam, kad išspręsti šią problemą, yra naudojamas taip vadinamas Virijos metodas. Tai yra planavimo skyrius, sudėliojęs planą, įtempia taip vadinamą virvę ir darbininkam atiduoda tik tai vieną užsakymą, kurį reikia tuo metu gaminti. Kraštutiniu atveju galima duoti 2 užsakymus, tai yra vieną gaminą, sekantį, kad žinotų, kam reikės ruoštis, kad tuo metu, kai pagamins ir kol atnešite sekantį, jie tuo metu iš karto žinotų, ką reikia daryti. Kitų užsakymų, kas bus po to, jiem net nerodyti. Jie vien dėl to pagamins tik tai tiek, kiek reikia, nes nežino, o kas bus toliau. Ir principas veikia taip, kad kai planavimo skyrius padavė užduotį, gamybos skyrius, gamybininkai padalino, tas užsakymas išeina lauk, paduodama sekantį užduotis. Ir taip grandinė sukasi. Tai yra, nors mes ir turim daugiau užduočių, mes paprasčiausiai jų duodam mažiau, vien tam, kad darbininkai nepadarytų to, ko mums nereikia. Tokiu būdu tą problemą visiškai sėkmingai išsisprendžia, mažos investicijos ir iš principo psichologiškai žmonės pakankamai greitai tą priima. Po šitų sprendimų nusprendžiame susitikti numatytą sekančią savaitę, numatytų metu ir pasižiūrėti, kaip sekas įmonei toliau. Susirinkimas po savaitės. Užsakymų išpildymo savalaikiškumas po paskutinių priimtų sprendimų pagerėjo, tačiau bendras atsilikimas vis tiek neišnyko. Tai yra, produkcija vėluoja apie 6% užsakymų. Paėmus į tą skyriaus ataskaitą, krinta į akis 2 gana ženklus nukrypimai. Tai yra, pirmadienį kažkodėl buvo pagaminta ženkliai mažiau negu kad suplanuota, o penktadienį kažkodėl pagaminta ženkliai daugiau negu kad suplanuota. Gamybos skyrius pateikė savo atsilikimo priežastis. Atsargų gamybos vadovas sako, atsargų papildymas vyksta 2 kartus per savaitę, tai yra pirmadienį ir trečiadienį. Ir gavosi tokia situacija, kad naujas tiekėjas gana dažnai vėluoja atvežti žaliavas. Ir šiuo atveju vietoje sutartos 12 valandos žaliavos atvažiavo tik tai 14 valandą. Ir gavosi taip, kad žmonės jau sunaudojo turimą žaliavos ir prastovėjo be darbo. Taip pat būna dar ir tokių atvejų, kad tiekėjas kaip ir atveža medžiagas, žaliavas, bet jos yra brokuotos, taip jisai nemokamai jas pakeičia.
ir mums tai nieko nekainuoja, bet vat irgi žmonės tuo metu negali dirbti. Bet reikia nepamiršti, kad mes nuo tų medžiagų sutaupome kaip ir 5 procentus žaliavų, tai kaip ir gaminio savikainai vis tiek yra nemaža vertė. O tam, kad užsipirkti žaliavų daugiau, mes irgi taip pat negalime, nes sandėliavimo ploto paprasčiausiai trūksta, o jeigu investuosime į jį, klausimas, ką mes iš vis išlošime. Ar tie 5 procentai mums atsipirks. Paklausus, o kas sukėlė tokį šuolį gamyboje, kad pagaminta buvo daugiau, buvo atrištas paprastas atsakymas. Žmonės pasistengė ir padarė per tą patį laiką daugiau. Šioje vietoje teko įsiterpti man. Iš kur tas laikas atsiranda? Panagrinėkime paprastą pavyzdį. Tarkim, operacijos trukmė tarp vieno ir kito gaminio turim 95 sekundės. Kiekvienas laikas susideda kaip minimum iš 3 veiksmų. Tai yra detalės paruošimas, įrengimo darbo laikas ir detalės nuėmimas. Kaip taisyklė, įrengimo darbo laikas yra visada fiksuotas, nes jo pakeitimas tai būtų jau ir technologinis pažeidimas, arba tai turi būti technologinis sprendimas, kuris leistų tai padaryti. Visi kiti laikai iš principo jie svyruoja. Jie gali svyruoti vien dėl to, kad darbininkui yra patogu, nuo jo įgūdžių, kaip jisai susitvarko. Todėl sutrumpinus bendrą taktą mes galime iš principo padidinti ir gamybos efektyvumą. Tai yra pagaminti per tą patį laiką daugiau. Iš savo patirties vertindami, kur tas laikas dingsta, pastebėjome, kad dažniausiai laikas pasimeta dėl to, kad nepatogiai sudėti arba įrankiai, arba nepatogiai padėtos detalės, kurias reikia pasiimti, toli vaikščioti reikia, arba nepatogu padėti jau apdorotą detalę ar gaminį. Pabandykime pasižiūrėti, ką mes iš to gaunam. Pradėkime nuo to, kiek iš tiesų mes sutaupome. Tarkim, gaminio tiesioginės sąnaudos pasiskirsto taip, kad darbo užmokestis kainuoja 400 litų, jisai tiek su senų tiekėjų, tiek su naujų tiekėjų išlieka toks pat. Pagrindinės žaliavos anksčiau kainuodavo 500 litų, dabar kadangi 5 procentais pigiau, tai 475 litai. Įvairios pagalbinės žaliavos, kadangi jų alternatyvų nepavyko rasti, kainuoja lygiai tiek pat. Tai bendrą skirtumą turim 2,2% ir kadangi vienam gaminį pagaminti reikia 2,5 valandos, tai mes gaunam 160 litų sutaupimo per visą darbo dieną. Tačiau pabandykime pasižiūrėti iš kitos pusės. Valandos sukuriama vertė, lyginant su senų tiekėjų ir naujų tiekėjų, yra vienu atveju 760 litų dėl to, kad medžiagos brangesnės, kitu atveju 785 litai. Tai yra vienu atveju per valandą mes sukuriam vertės už 304 litus, kitu atveju už 314 litų. Tačiau, pasižiūrėkime tada iš kitos pusės. Iš principo mūsų valandos prastovos kaina ir gaunasi 304 litai, o pasirinktas tiekėjas, kuris sutaupo mums tos 5 procentus, tai jisai duoda tik 160 valandų. Vadinasi, jeigu mes 2 valandas prastovim be darbo, tai vos ne visos savaitės medžiagų pirkimo efektas jisai prastovi, jisai išnyksta. Dėl to iš principo yra labai svarbu žiūrėti ne tik tai kainą, ne tik už tiek, kiek klientas parduoda, bet ir žiūrėti, kaip visgi tas pristatymas vyksta. Ar dėl to mes prastovime ar ne. Ir tada tik tai pasirinkti, ar tas mūsų tiekėjas yra geras, ar tas yra blogas. Ir vertinti ne tai, kad tiekėjas pristatė brokuotą žaliavas ir jisai jas pakeis. Tokių brokuotų žaliavų gavimą galima vertinti lygiai taip pat, kaip iš viso nebuvo gauta. Nes natūrai jūsų gamyba dėl to prastovė ir jūs galite labai lengvai įsivertinti, kokius nuostolius dėl to patiriat. Ką reikia vertinti, kad nei vienas tiekėjas jisai tokių nuostolių jums tikrai nepadenginės. Jūs galite
apeliuoti į kažkokius tai moralinius dalykus, bet tikrai piniginius ten nei vienas tiekėjas praktiškai nepasirašys. Dėl to jūs turit patys dirbti tą darbą, vertinti ir žiūrėti, kas jums apsimoka.